Ir dar iš Lietuvos. Po savaitgalį vykusios švarinimosi akcijos kiemuose ir pakelėse liko kopsoti kalnai šiukšlių. Organizatoriai žada pasirūpinti, kad visos surinktos atliekos būtų išvežtos į sąvartynus, tačiau prašo ir gyventojų pagalbos. Savaitgalį entuziastingai praūžusi švarinimosi akcija, pasak organizatorių ir talkininkų, viršijo visus lūkesčius. Mes ir oficialiai skelbėm, kad apie 20–30 tūkstančių žmonių ateis į šitą akciją, o atėjo bemaž 50 tūkstančių dalyvių. Stengiamės surinkinėti, jau ką rasdavom pakelės, jau arčiau mūsų konteinerių, jau surinkdavom tos maišus, taip pat iš Darom 2009 organizatorių gaudavom užsakymus, tai specialiai siuntė mašiną surinkinėti šitos adresus. Tai dirbom iš tikrųjų iki vėlyvaus vakaro, jau netgi ir į sąvartyną nebespėjom nuvežti visų atliekų. Organizatoriai sako, kad per akciją surinkta daugiau kaip 100 000 tonų šiukšlių. Tačiau kai kurie gyventojai nesuprato, kad jos bus surenkamos tik iš nurodytų internete vietų. Dažniausiai, kas paskambina, tai tikrai negerais atsiliepimais, kad palikau pas save kieme, kodėl nieks man neišvežė tų šiukšlių. Todėl daug kur kiemuose ir pakelėse liko stovėti šiukšlių maišai, net senų baldų lūženos ar nereikalingos automobilių padangos. Šiukšlių išvežėjai tikina, kad buitinės ir kitas atliekas iš nurodytų vietų artimiausiomis dienomis surinks. Pagalbą žada ir savivaldybės. Gelbėjančios įmonės, kurie prisidėjo prie Darom akcijos, jos ir šiandien tvarkysis, ir dar rytoj. O jau, kas tos likučius visus patvarkysime savivaldybėje, ta prasme. Organizatoriai tikina, kad surinkti šiukšlės iš kiekvieno kiemo, pamiškės ar pakelės neįmanoma. Todėl prašo žmonių sunešti atliekas į internete nurodytas surinkimo vietas arba prie šiukšlių konteinerių. Kur to padaryti nepajėgs, apie didžiausias atliekų sankaupų vietas informuoti akcijos rengėjus.